matome atnaujintą Varėnos kultūros centrą. Ilgai žiemos vakarais suintensyvėja visų kultūros centro meno kolektyvų nuolatinės repeticijos. Štai ir periodo vyrai renkasi. Kaip ir pridera, pats pirmasis į repeticiją atvyksta vadovas. O šiais metais žiemužė nepagailėjo nei šaltuko, nei didelių sniego pusnių. Didelės kantrybės reikalauja darbas su instrumentinė grupė. Pirmiausiai dirbama su atskirais instrumentais, o kai išmokstamos partijos sujungiama bendram grojimui, galop jungiama su vokalinė grupė. Sudėtingiausia suderinti visiems tinkamą laiką, nes kapelos muzikantai ir vokalistai dirba skirtingose įstaigose, skirtingų darbo laiku, neretai ir savaitgaliais. Girdite? Skamba, oi dar žaliai, oi dar nekoncertiškai. Iš tikrųjų, kad pilnai paruoštume vieną kūrinį, reikia bemaž 3 mėnesių. Ta vietoj stakato. Sinkopijas. Užakcentuok ryžtingiau ir visai neblogai. Dabar visi 3 instrumentai, kiekvieną savo partiją. 2, 1, 2, 2.
Nekiek nelengvesnis darbas ir su vokalinė grupė. Kūriniai kartojami daugybę kartų, juk profesionalus atlikimas gimsta tik gerai įvaldžius muzikos instrumentus ir nepriekaištingai išmokus pasitelkti kiekvieno dalyvio vokalinio meno sugebėjimus, kiekvieno kūrinio partijas. Juk būtina siekti profesionaliai atlikti tiek instrumentinius, tiek ir vokalinius kūrinius įvairiuose koncertuose. Pagaliau, reikia nemažai įdėti triūso ir pasiaukojimo, norint dalyvauti šiame kolektyve ir garsinti mūsų Varėnos miestą ir rajoną visoje Lietuvoje. Prašytume tylos. Čia pilna kūrybinių minčių. Čia periodo vadovo Valentino darbo vieta ir pagrindiniai darbo įrankiai. Pianinas, gaidų lapai, pieštukas. Čia gimsta kapelos repertuaro aranžuotės, dainos ir instrumentiniai kūriniai. Valentinas nevengia ir pats sukurti vieną kitą melodiją, kurioms savo eiles pritaiko kapelos trimitininkas Reinoldas, šio renginio vedėjo Modesto tėtis Juozas Tramkauskas bei varėniškis Juozas Beršanskas. Išvykstant kapelai į koncertus, dažnai muzikantus išlydi jų šeimos nariai – tėvai, broliai, seserys, žmonos. Vyksta visa Mortūnų šeimyna. Tėtis ir sūnus groja trimitais, o žmona, Emilio mama, nuosekliai filmuoja visus renginius. Sigitas, aktyviausiai repeticijas lankantis muzikantas. Modestas jaunesnysis. Periode dalyvauja 2 modestai. Kad nesupainiotumėm, įpratome vadinti vyresnysis, jaunesnysis. Modestą jaunesnįjį išlydi mama Laima. Nemėgstantis daug kalbėti, bet garsus kapelos bosistas Ignas. Amžinai kur nors skubantis ir niekur nebespėjantis kapelos vokalistas Kęstutis. Ir dar sumuštinį bebaigęs kramtyti. Mūsų šaunųjį klarnetininką Tomą išlydi mama Lina. Štai atskuba vokalistas ir kolektyvų koncertų vedėjas Modestas vyresnysis. Vieną kartą kapela vežasi su savimi rėmėjo Alvydo Tarailos firmos paruoštus baravykaičius. Juk be grybų iš Varėnos net nevažiuok. Baravykaičius įteikime kiekvieno koncerto metu renginio šeimininkams. Jau tapo tradicija ir gana smagi atrakcija žiūrovams. Bendromis jėgomis visi nešame muzikos instrumentus, pultus gaidom, koncertinius rūbus, tėvų ir žmonų įdėtus kelioniai sumuštiniu.
Štai Valė Mortūnienė savo sūnui Emiliui susako paskutinius svarbius parėdimus. Suvalgytų įdėtų sumuštinius, gražiai pagrotų, geramai atstovautų ir garsintų mūsų rajoną. Taigi palydi mūsų šaunius muzikantėlius. Ir ką čia gali žinoti, neduok Dieve, kas atsitiktų. Laimingo kelio. Vyrai vyksta į eilinį koncertą. Nesvarbu, kur jie bevyktų. Už 30 ar 300 kilometrų. Neretai kelionė prasideda auštant, o grįžtama irgi su aušra. Be to, dar ir tokiu būdu sutrumpinama ilga ir varginanti kelionė. O po renginio, po sceninės įtampos, galima atsipalaiduoti ir šeimininkų surengtoje vakaronėje. Tai periodo klarnetininkas Antanas. Iš dainos žodžių neišmesi. Nagi pažiūrėkit, vadovas nustvėręs tuščią alaus butelį pozuoja. Būtų gerai, kaip visi svieto vyrai. Iš dainos žodžių neišmesi. Čia rajono vadovai, kapelų vadovai ir rėmėjai emocingai aptarė gerai pavykusią respublikinę kapelų šventę. Galima tikėti, kad kapelų muzikavimas ilgainiui neišnyks, kai rėmėjų atžalos, būsimieji muzikantai drąsiai išbando muzikos instrumento skambėjimą. O dabar manome, kad jums įdomu ir mums labai malonu pasižiūrėti, kągi pelnė, ką laimėjo, už kokius nuopelnus kolektyvas ir vadovas buvo pastebėti, įvertinti, apdovanoti per visą 40 metų muzikavimo laikotarpį. Periodas Respublikoje įvertintas. Tai 2003 metais Aukso paukštis nominacija Geriausia Lietuvos kapela. Pasižiūrėkite, kaip tai vyko. 2002 metų liaudiškos muzikos kapela ir vadovas. Tai Varėnos liaudiškos muzikos kolektyvo periodas meno klubas. Vadovas Valentinas Taraila. Gerbiamas ministrė, gerbiamas direktoriau, gerbiamas periodo vadovė. Iš tikrųjų labai džiaugiamės ir didžiuojamės, kad periodas gavo aukso paukštį. Mes linkime jums gerų skrydžių, mes linkime jums kūrybinių idėjų gyvendinimo. Šiandien negalėjo čia atvykti Varėnos rajono meras Vydas Mikalauskas. Jis perduoda jums nuoširdžiausią sveikinimą ir padėką. Viską čia surašė, paskaitysit. Ačiū jums labai, sėkmės jums. Kaip generalinis rėmėjas šito kolektyvo, aš dabar jam turiu tik tai nuoširdų ačiū už tokį pasiekimą.
aš kaip Varėniškių atstovas Lietuvos Respublikos Seime labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad Varėniškiai kelinti metai iš eilės išties parodo, kad dzūkai yra vieni dainingiausi, vaisingiausi Lietuvoje. Taigi aš sveikinu, dovanos bus šiek tiek vėliau. Mes labai džiaugiamės galėdami pasveikinti praeitų metų Duokim Garo varžytuvių vicečempionę periodo kapela. Ir labai džiaugiamės, kad mūsų laidos rengėjų nuomonė, komisijos nuomonė ir žiūrovų nuomonė sutapo, kad periodas yra iš tikrųjų čempioniška kapela. Su tuo ir sveikinu. Periodo vadovas Valentinas 2008 metais apdovanotas už aktyvią kūrybinę veiklą ir Varėnos krašto garsinimą sidabrinė bite ir kultūros premija. Ir antrąją premiją ir sidabrinės bitės ženkliuką gauna Valentinas Taraila. Gerbiamas Valentinai, iš tikrųjų malonė akimirka visiems, ne tik tai Varėnos krašto, bet aš manau, kad ir Lietuvos žmonėms, nes jau aš įsitikinau, kad tu labiau pažįstamas kitų rajonų žmonėms, nes jie visą laiką teiraujasi, skambina ir giria ne tik tai tave, bet ir tavo šaunę kapelą. Taigi, linkime kūrybinės sėkmės. Ne tik tai tau pačiam, kaip vadovui, kaip dideliam entuziastui muzikos, bet ir tavo šauniai kolektyvui. Taigi, sidabrinė bitutė, tau metų. Mūsų gerbiamas Jėls Valentuži. Turėjau pasiruošęs rimtą sveikinimų kalbą, bet eilinį kartą žodžius palikau namie. Tai bandysiu trumpint. Neminėsiu tavo nuveiktų darbų. Nuoširdžiausiai sveikinu tave, tapus sidabrinės bitės laureatu. Žinoma, visos kapelijos periodas vardu. Ir taip visada užbaigėme dešimtis ir šimtus koncertinių programų.